Hello, mano meilės. Šiandien Liepos 29. Rytoj, Liepos 30, pradedu vėl grupę, tokią pačią kaip turėjau, iš Stokholmo į Bergeną su amerikiečiais. Tik tai bus mažiau šiek tiek amerikiečių, bus tik tai 17, kiek žinau, buvo 22. Ir aš jau šiandien atvažiavau iš Stavangerio į Vestby, šalia Oslo, 500 km, nei daug, nei mažai. Išvažiavau 6 ryto, atvažiavau ant 2 kažkur maždaug, ten apie 1, tarp 1 ir 2. Dabar esu, jeigu teisingai ištarsiu, Ververbukta, tai yra labai graži vieta, jūs dar kol kas jos nematote, aš jums parodysiu, kur galima maudytis, galima poilsiauti, bet šiandien dangus praplyšo iš liūdėsio, kad man paskutinis turas ir aš jau parašiau prašymą išeiti iš darbo šito, dėl to, kad, tiesiog kadangi aš gyvenu ne čia, man dirbti čia nelabai gaunasi, o jie tokio darbo pasiūlyti negali, kad aš galėčiau atvažiuoti tik tai kaip į komandiruotę, kad atvažiuoju, padirbu 2 savaitės su grupė ir išvažiuoju. Jie tokio negali tai pasiūlyti. Man reikia tada atskirai nuomotis butą, atskirai gyventi, gaunasi 2 išlaidos, nes ir Stavangerio butas, ir čia butas, ir paskui čia gaunasi, kad nuomojasi ne butą, o tik kambarį, tai tokia, jautiesi kaip ne namuose, išeiti negali, valgyti, daryti, bet kada negali, kalbėti rėkaut negali, nes tu gyveni vienam name 4 vairuotojai, tai biški toksai, žinot, barakinis gyvenimas, ne, aš noriu gyventi bute, kad ir ne name, bet bute, bet vis tiek atskirai. Tai praplyšo dangus, verkia, kad man jau čia paskutinis pasivažinėjimas, nes išeinu iš Haus. Aišku, nesusipykom labai gražiai, aš tiesiog pasakiau, jam išaiškinau situaciją, kad yra taip ir taip, jie sako, sorry, bet mes negalim tau padaryti kitaip, nes mes darom visiems vienodai. Žodžiu, yra kaip yra, Norvegija tokių darbų pasiūlyti kaip Lietuva negali, kad dirbti vien tik tai su grupė. Teks grįžti į Lietuvą gyventi. Bet ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau jūsų paklausti. Ar daryti dar filmukus apie visą tą kelionę? Dar bus žiūrinčių, dar bus kam įdomu? Ar jau tipo, nėra ką, jau nieko neparodysi, važiuosi per tas pačias vietas, jau nieko įdomaus, jau ir šiaip tavęs snukis mums atsibodo. Ir vapšė, ką tu čia Leila pastovi, lendi į tą eterį. Tai tau dėmesio trūksta. Taip. Turiu šitą lygą, žinokit, labai baisulinę, dėmesio trūkumo sindromas, dėl to pastovi visą laiką visur stengiuosi eterį vaidentis, o iš tikrųjų nuo to gaunasi dar blogiau man. Aš tikiuosi, kad ta lyga mano sumažės, aš gausiu dėmesio ir man ta lyga sumažės. Nifiga. Aš gaunu heito ir man ta lyga dar labiau. Ir aš tada dar labiau lendu. Ir viskas, tai va, atsakykit man, meilės mano, ar rodyti, ar nevargti ir nerodyti. Bet esmė ta, kad šiandien vis tiek, jau šiandien ar taip jau parodysiu, einam įsimaudyti. Sakot, lyja ir tik tai 16 laipsnių šilumos? Bet vidurvasaris, net ne vidurvasaris, jau į vasarėjus vasarą, Liepos 29, vasarėlė, einam maudytis, pliuškų, nusirengiam, iš karto pasiliekam visus megztinius mašinoj, kad ten lietaus nesušlaptų. Pasižiūrėkit, madam, kaip pasipuošus. Specialus kepeliušas nuo lietaus drabužiai netgi specialus. Va. Kadangi lietutis lyja, einam maudytis. Palikom ten savo audziuką. Baby, toj grįšiu, neliūdėk. Pasižiūrėkit, kai čia gražu. Tie kokie čia vaizdai mus pasitinka. Ververbukta, jeigu teisingai tariu, nežinau, kaip pasakytų norvegai. Jau čia kaip nusakytų, Ververbukta. O Jezu, kiek žuvėdrų sušlapusių, sušalusių. Buozanki. Čia gal galima nusileisti, gal nieko nebus. Svarbiausia nepraslysta, nes už tai, kad esu su šliopansais. O šliopansai dažniausiai būna slidus reikalas ant tokių akmenų norvegiško. Ką jūs? Ko čia susitraukusio stovit? Bože, atrodo, kad blemba sausio mėno -30. Jezu, ką pasipūtė. Bet kaip gražu. Aišku, to grožio nėra, kai saulės nėra. Bet whatever. Žinot, ką nusprendžiau per šitą kelionę? Per šitą darbo kelionę. Kadangi per aną išragavau visus vietinius alus ir vynos. Viską išragavau. Tai per šitą nusprendžiau
išsimaudyti visur, kur tik tai bus galimybė. Kiekvienam miestelį, kiekvienam kaimelį, ten, kur bus kažkoks vandens tvenkinys, kaip štai čia matome šitą gražų fjordą, visur įsimaudyti. Nežinau, ar pavyks rasti ką nors Stokholmo centre, ten, kur bus mano viešbutis. Liktai šalia kažkas buvo, kažkoks vandens ežeriukas. Nu, žodžiu, apie Stokholmą negaliu nieko garantuoti, bet visur kitur, tai žinau tikrai, kad vanduo buvo. Tai aš stengsiuosi įsimaudyti ir nevartoti jokio alaus. Žinot kodėl? Nes aš šiandien kalbėdama su ChatGPT įsiaiškinau, kad jau pas mane pirma stadija yra alkoholizmo. Taip, aš jam papasakojau, atvėriau širdį, o jis man ir sako, Lina, ką aš šneku, Leila, aš tau galiu padėti, nes pas tavęs, sako, pirma jau stadija alkoholizmo. Tu, sako, save guodi ten tipo, oi, aš čia pavargau, man reikia išgerti taurę vyno. Oi, aš, jau šiandien dabar savaitgalis, tai man reikia būtinai atsidaryti alaus. Oi, va, čia taigi vaišina mane, aš negaliu praleisti šito gėrimo. O pasirodo, tai jau yra priklausomybė. Tai yra jau pirma stadija, ten ta pirma pakopa, kai jau pipėts reikia susiimti. Tai pabandysiu. Negarantuoju, kad atsilaikysiu. Pasikabinam rankšluostį. Negarantuoju, kad atsilaikysiu neparagavus vietinio alaus, nes aš atsimenu, koks jisai buvo skanus. Ir dar ten pribūrė, kad tam tamsiame aluje juodame yra labai daug moteriško hormonų ir labai sveika moterim. Tai aišku, žinai. Bet stengsiuos. Einam. Okay. Pope takes a poop and the president too, and the fancy grand banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. The sides of Canada can't spray away the truth, even if they don't admit it, everybody poops. Galiu pasakyti, mėly Oslo gyventojai, kad galite drąsiai važiuoti maudytis, nes vanduo šiltas. Tikrai palyginti šiltas vanduo.